Sveiki! Trečiai 2026 metų kelioniai buvo pasirinktas Budapeštas. Viską lėmė bilietų kainos. Pirmyn ir atgal suskraidyti kainavo 51 eurą ir apskritai man patinka tokie variantai, kai gali nuskristi vieną rytą, o parskristi kitą vakarą. Tai reiškia, kad viešbutyje reiks praleisti tik vieną naktį, o turėsi pusantros dienos pažinti miestą. Ir jis buvo pažintas. O gal ne, prieš mane toks nedrąsus tu buvai, o vakare tu dar skambinai man į namus. Tu juokavai, nors tikrai aš jutau tu trapus. Kalbėjom nerimtai, gal juokais aš supratau, kad neverta kalbėti daugiau. Antrą kartą Budapešte, bet pirmą kartą oro uoste. Kelionė taksi per 30 eurų iki centro, tai teks išbandyti autobusą. 100 jau laukia ir iš esmės nuveš ten, kur reikia. Naktinis traukinys, kuriame neradau tavęs. Naktinis traukinys išvažiuos ir daugiau negrįš. Naktinis traukinys, kuriame neradau tavęs. Naktinis traukinys išvažiuos. Tai ką siūlė ChatGPT, nueit kojom, tai iš tikrųjų tos kojos nelabai laiko, tai pagalvom, kad gal geriau su laivu plaukti pro Budą ir Peštą. Jau yra tekę tą daryti, 13 eurų kainuoja valandos kelionė, bet vieną kartą yra tekę tą daryti naktį, dabar bus galimybė tą padaryti dieną. Aš dar ilgai negalėjau pamiršti tavęs. Laiškus rašyk, skambučių maldavai tau atleisk. Tik keista kažkodėl, kad tikėt aš negaliu. Mūsų meilė per daug klaidų. Naktinis traukinys, kuriame neradau tavęs. Naktinis traukinys išvažiuos ir daugiau negrįš. Naktinis traukinys, kuriame neradau tavęs. Naktinis traukinys išvažiuos. Reikėjo savaitę vėliau atvykti ir būčiau patekęs į Čempionų lygos finalą. Naktinis traukinys, kuriame neradau tavęs. Naktinis traukinys išvažiuos ir daugiau negrįš. Naktinis traukinys, kuriame neradau tavęs. Naktinis traukinys išvažiuos ir daugiau negrįš. Naktinis traukinys, kuriame neradau tavęs. Naktinis traukinys išvažiuos ir daugiau negrįš. Pasakysiu taip, vienas gražiausių Europos miestų, bent jau iš tų, kur esu buvęs, tai tikrai labai. Išvažiuos